Jeigu yra problema arba iššūkis organizacijoj, jinai yra visada organizacijos viduje ir niekada išorėje. Mes į išorę nurašom, kad ten ekonominė situacija, ten kažkas tai spaudžia. Ne, jeigu yra problema, yra visada viduje ir apie ką tu pradėjai kalbėti, tai tu iš principo apie tai. Ir man labai patiko tavo mintis apie konfliktus ir atvirumo kultūrą. Ir matyti, jeigu nėra norimo rezultato ir nėra konflikto, tai yra labai stiprus skambutis, kad mes ant tiek esam užmigę kažkokiuose senuose stereotipuose, kad net to klausimo nekeliam, kad gali būti kažkas tai ne taip. Jo. Čia yra ir tai žiūri pavojinga situacija, bet tuo pačiu metu jinai yra paradoksali to, kad net kai tu ją jau supranti, kad jinai tokia yra, iš jos išėjimas atrodo toks sudėtingas ir toks sunkus, taip atrodo, nes tu esi viduje, tai atrodo, kad automatiškai perkeli visą reikalą, atiduodi atsakomybę už tai, kas vyksta išorė. Vienareikšmiai. Į tos išorinius faktorius, kurie tikrai nėra lemiantis dalykai. Ir tai yra kažkur turbūt ta psichologija, turbūt vėlgi ta pati antropologija tirdama žmogų kaip reiškinį, kaip fenomeną, jinai sako vis tiek apie jį kaip apie psichologinę būtybę. Ir va ta vidinis poreikis jaustis gerai, jisai vis tiek nukreipia tą dėmesio fokusą į kažkokį išorinius dalykus. Negalim, bet mes būt kalti, kad nėra rezultatų. Negalim būt mes atsakingi, kad pas mus žmonės nepasitikė vienas kitu. Tiesiog žmonės tokie yra.